Sveikos svarstyklės. Ši savaitė yra labai emocionali jums, bet pirmiausia spauskite patinka, prenumeruokit kanalą ir aišku, jeigu norite asmeninių konsultacijų, rašykite man į Messengerį, nes WhatsAppas neveikia. Taigi, ką galima pasakyti apie jūs šią savaitę, ką galima rekomenduoti? Taip, labai daug emocijų. Tos emocijos gali būti labai neobjektyvios. Taip, kova už būvį, nes jūs gali žmonės kažkokie įvelti į kovą, kuri yra be taisyklių. Ir todėl jūsų tik išminties dėka jūs išvengsite kažkokių tai nesusipratimų. Daug energijos skirsite savo darbui, savo veiklai ir nenustebkite, kad viskas einasi taip, biškį atsitrenkia kaip į sieną. Atrodo, darai, kaip ta musė, žinai, visi nori į stiklą atsitrenkia ir tos orlaidės atidarytos niekaip nepamato, neužtinka ir nepraskrenda. Bet tai yra laikinai, čia yra tik tai iš tikrųjų antroji savaitės pusėje. Ir po naujų metų viskas ten bus geriau. Bet iki naujų metų tai tas pojūtis gali išlikti ir galite kažkaip tai, jau net norėsit rankas nuleisti, kad kas čia dabar vyksta, kažkaip tai vis nepasiseka, tai leidimo negauni, tai egzamino iš pirmo karto neišlaikai, tai vėl, tokie pastrigimai, tai nėra blogai, bet tokie pastrigimai. Tai dabar ši savaitė yra palanki atsisakyti kažkokių tai ligų, tai jeigu šią savaitę ar rausit dantį, ar dar kažką darysite, tai ir ačiū Dievui, tai ir atsikratysite viso to, kas nebereikalinga. Tai į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Taip pat, jeigu norite numesti svorio ar kokį žalingą įprotį, irgi šitą savaitę jums yra labai labai palanki. Taip pat jums labai palanku atnaujinti savo org techniką, nes visa tai, kas yra susijęs su aukštom technologijom, o mūsų dabar visa, iš tikrųjų net ir buitinė technika, virtuvinė, yra aukštos technologijos. Tai jeigu nusprendėte naują orkaitę nusipirkti, taip ir darykite, nes tam yra palankus metas. Taigi, iki kitos savaitės, ate.